Sodo darbai patys savaime nepasidaro, o vejos pjovimas – taip. Labas, aš Dženė. Šiandienos Tultok tema – Parkside vejos pjovimo robotas. Yra keli modeliai su skirtingomis savybėmis. Pradėkime nuo to, kad atidžiau pažvelgsime į vejos robotus. Komplekte yra po vieną vejos robotą ir ribojimo kabelį. Smart modelyje ribojimo kabelis yra 150 metrų ilgio, o City modelyje 100 metrų. Todėl City modelis labiau tinka mažesniam vejos plotui. Žinoma, kartu pateikiama pakankamai varžtų ir kabliukų įkrovimo stoteliai sumontuoti. Prietaiso pakuotės dėžutėje yra matavimams skirta liniuotė. Abu vejos robotai pjauna tada, kai tu nori. Visiškai automatiškai pagal individualiai nustatomus grafikus ir iki 2 kartų per dieną. Visi modeliai suderinami su Parkside programėle. Taigi per programėlę bet kada gali pradėti arba sustabdyti pjovimą, nepriklausomai nuo nustatyto tvarkaraščio. Vejos robotai turi Parkside 20 V akumuliatorių. Jie turi galingą elektros variklį ir tvirtą plastikinį korpusą. Taip pat yra įrengti saugos jungikliai. Vejos roboto Smart pjovimo aukštis reguliuojamas tolygiai, be pakopų ir yra nuo 25 iki 60 mm. Be to, vejos robotai turi integruotą lietaus jutiklį. Kai suaktyvinamas jutiklis, lyjant įrenginys grįžta į įkrovimo stotelę. Su vejos robotu City pjovimo aukštį galima nustatyti 3 skirtingais lygiais. Pirmiesiems sezono pjūviams rekomenduojamas didesnis pjovimo aukštis. Jei aukštis viršija 40 mm, pirmiausia nupjauk veją vejapjove. Naudojant spot režimo funkciją, galima tiksliai nupjauti vejos plotus, ant kurių paprastai stovi sodų baldai ar žaidimų įranga. Labai sudėtingo išplanavimo soduose plotų našumą galima padidinti naudojant antrinius pradžios taškus. Tam palei ribojimo kabelį nustatoma iki 5 papildomų pradžios taškų pjovimo pradžiai. Kaip matai, su vejos robotu radai idealų pagalbininką savo sodui. O dabar turi laiko pasirūpinti likusiais reikalais. Arba tiesiog atsipalaiduoti.